Rimai, kelintas tau 1006 km lenktynės? Nuo ko prasidėjo? Kelintais metais? Tai prasidėjo nuo mūsų dududušniukų baliaus. Važiuojam perka mašiną. Nu, kažkada tai su Igoriu. Igoris važiavo kažkada tai Melgos komandai, o kažkada Melgos komandai išsibarstė. Jis nebeliko komandos, nebuvo ką veikti. Nu, tai sugalvojom, nupirkom golfiuką. Bet čia aš neatsimenu, kad kiečiau ir tų metų, jau be skaičiaus. 17 gal lenktynės. Buvo golfas, paskui Beatlas, vabaliukas, paskui BMW, nu dabar Porsche. Bet įsivaizduoji, viskas prasidėjo, nu, kažkuria prasme nuo baliaus. Tai pas mus visą Nuo laiką, vakarėlio. pas mus visą laiką ten tų idėjų, mes ten ne vieną, nu, kas vis tiek autosporte pažįsta mane, nu, tai visą laiką mes tam dalyvavom. Visą laiką su tuo dududu klubu, nu, tai mes tenai pridarydavom tokių, gal kas prisimė, kaip aš Feslapę važiavau su transporteriu, T4. Tengi buvo, nu, legendinė mašina, S4 variklis, Quattro, nu, kas galėjo, nu, sugalvoti. Mes kažkada tai taip padarom, nu, tų Audžių yra, bet įdomesnė kažko tai nori. O gal į transporterį, turėjau transporterį, gal į transporterį variklį įdedam, kokį, nu tai paprastą nedėsim, tai dedam S-kas, su metru, va, tai va, pamatavom, telpa, viskas. Aš S4 nupirkau visą ant varžtų, variklis važiuoja. Kažkada tai, nu, golfas, gale variklis buvo, nu, tada irgi, nu, ką veikiam, nu, važiuojam, nu, padarėm patį savo rankom golfą, nu, ir prasidėjo viskas. Bet iš visiško entuziazmo. Visiškai. Nu, mes dalyvaudavom kažkokią, tais laikais dragas buvo. Visą laiką būdom, mėgėjiškai pavažiuojam kartingose, bet taip labai profesionaliai, ne, nu, sugalvojom, va, pasidarė mašiną ir viskas, ir vis aukščiau. Bet pažiūrėk, į ką visą tai išvirto. Jūs esat dabar kaip pro komanda, turit gamyklinį automobilį, turit gražų servisą, 2 palapinę. Nu, Lygiuojatės į geriausius. Galėjai patikėti tada, kai golfuką darėt? Kad taip aukštai, man, aš, nu, be rėmėjų čia nieko nebūtų, bet aš atsiduriu, nu, aš labai dėkingas tam gyvenimo, kur aš esu ir kur pasitaiko tokie irgi geri žmonės, kurie manim patikė ir pasitikė. Čia labai daug darbo yra tą visą išlaikyti, sukurti, suburti, čia nemažai kainuoja ir nervų, ir visko, bet, nu, aš negalėjau pagalvoti, kad aš vairuosiu tokį, dar būna taip netiki, kad, nu, aukščiausio lygio mašiną vairuoja. Turi ne tik paliesti, bet ir pavairuoti. Bet entuziazmo tavo akyse nepamažėjo, tos ugnelės. Aš jau saviškai sakau, prieš kiekvienas varžybas, kad čia bus paskutinės. Bet jau sako, kada tos paskutinės baigėsi, nu savaitę praeina ir jau vėl pradedi apie kitus metus galvoti. Ir po kol kas dar, nu, negaliu sustoti. Bet realiai kovoja dėl aukščiausių pozicijų dabar, teisingai? Klasėje tikrai dėl pirmų vietų. Mūsų komanda vis tiek yra dar tokia, nu, jie susibūrė entuziastai vis tiek, nu, palaikantis tą sportą, mėgstam, yra galimybės važiuoti. Nu, bet mes nedavysim, kur atvažiuoja pasisamdžiusios komandos pro, mes, nu, nedavysim, mes netokio lygio esame. Mes šiaip atvažiuojam gerai praleisti laiką, pavažiuoti pagal savo galimybės. Kad, čia mes komandai nereikalaujam ir, nu, nenorim daryti, kad kažkokia konkurencija tarpusavy būtų. Visi suprantam, kad atvažiuojam gerai praleisti laiką ir palenktyniauti. Taip, praeitais metais mums labai pasisekė, bet tai priklauso viskas irgi nuo komandos darbo, nuo mechanikų. Tai mes labai draugiškai visi su entuziazmu tą darom, todėl ir viskas turbūt gerai sekasi.
Bet klausyk, Rimai, o liko to entuzijazmo visoje komandoje? Ar visi tokie kaip šeima, kaip tais laikais? Ar dabar jau viskas vis tiek į pro lygį nuėjo? Nu, truputį kitaip. Anksčiau būdavo, aš šnekėjau, kaip čia prieš kažkiek metų, kaip tik taip duodamas pirmas startas, pirmos treniruotės, arba startas duodamas. Užtenka vieno rato ir paskui ateina toksai oras pasikeičia, benzino, ten kaladėlių, ten iš karto viskas maišas. Nu, dabar to nebėra. Mašinos jau, gamyklinės, ekologiškos, viskas. Dabar incidentas tik tai sustabdo. O šiaip visi jau pakilo tokiam profesionaliam lygiai, kad viskas jau tvarkinga, gražu, greita. Nepasilgsti to tokio naktinio gyvenimo? Ne, tai aš pasilgstu, bet viskas diktuojama to, kad tu irgi turi neatsilikti ir eiti koja į koją su kitais irgi ir siekti aukščiausių pozicijų. To aišku trūksta, bet čia pas mus kaip tie vairuotojai ateina, išeina, kažkas lieka, tai va dabar visai vėl kiekvienais metais vis kiti žmonės. Tai dabar čia su Karoliu įdomu bus. Turiu omeny tą atmosferą tokia, šeiminiška, tokia draugiška, tokia entuziastai irgi. Tai, manau, gerai praleisim laiką. Laukiu šitų lenktynių? Jo. Taip, gaila tik tai, kad dalyvių mažai. Va čia toksai liūdesiukas, norėtųsi daugiau masiškumo to. Nes jeigu tai visi apylygiai važiuos, tai liūdna važiuoti. Nėra veiksmo, tu važiuoji vienas ir jau ten pradedi dairytis, kur visi, ar čia vėliavos, ar baigėsi kažkas. Tai. Bet yra kaip yra. Koks rezultatas būtų toks, kad tu sakytum, jo, padarėm? Bet kuriuo atveju prizinė vieta. Bet kuriuo atveju važiuojam dėl prizų. Aišku, yra su kuo pakonkuruoti, bet stengsimės, darysim viską, kas geriausia, kad užlipti ant pakelos. Tai visi turbūt atvažiuojam dėl taurės. Ačiū.